Sveiki, Timas klausia laidos žiūrovai. Šiuo metu veikia daugybė organizacijų, kurios dirba su jaunimu ir atstovauja jį visuomenės gyvenime bei politikoje. Viena iš jų – Lietuvos moksleivių sąjunga, arba dar kitaip LMS. Apie tai pakalbėsime su Marijampolės padalinio pirmininkė Auksė Karpavičiūtė. Labas, Auksė. Labas, Timai. Taigi, kaip prasidėjo tavo kelias šioje organizacijoje? Mano kelias organizacijai tikrai prasidėjo labai netikėtai. Tiesiog vieną dieną po pamokų priėjo mano tarybos kuratorė ir sako, šiandien į mokyklą atvyksta LMS savanoris ir jos vykdė šturmą. Tai tokį kaip prisistatymą. Ir aš labai noriu, kad ten tu nueitų. Ir aš taip ateinu į tą kabinetą, skaidrės, viskas taip gražu, jos su džemperiais mūsų LMS-o. Ir taip galvoju, oho, nu pažiūrėsim, kas čia bus. Ir tuomet pamačiau, kad ta veikla nėra labai stipriai oficiali, čia nėra nei politikos, nei tokių panašesnių dalykų. Tai yra bendruomenė. Mes atstovaujame moksleivius, stengiamės gauti jų nuomonę ir spręsti kilusias problemas. Taigi, kaip apibūdintum šią organizaciją vienu ar dviem žodžiais? Tai apibūdinčiau kaip šeima. Tai negalima jo sulyginti su tikra šeima, tačiau viskas organizacijos viduje taip veikia. Mes vieni kitiem padedam, palaikom, prižiūrim vienas kitą, padedam sunkioje situacijoje, kai reikia. Tai tikrai jaučiuosi kaip šeimui. Tikriausiai yra daugelis žiūrovų, kurie dar nežino, kaip veikia ši organizacija, kas tai per organizacija. Tai gal galėtum papasakoti daugiau, kaip jį veikia? Taigi, LMS tai nėra tik tai Marijampolėje. Tai yra visoje Lietuvoje. Jeigu dabar nesumeluosiu, tai mes vienijame netgi 42 miestus ir mes dar plečiamės, dar atsiranda nauji padaliniai. Ir vieni su kitais tikrai puikiai komunikuojam. Taip pat turim ir prezidentą Joną Trumpą, turim valdybą, reviziją. Todėl atėjęs į organizaciją tikrai rasi kur pasireikšti. O ar didelis skaičius moksleivių priklauso šiandien dienai organizacijai? Taigi savanorių turime maždaug apie 500 ir daugiau netgi. Tuomet turime narius, tai yra mokyklos atstovai iš kiekvienos mokyklos. Tai jų turime mažiausiai savivaldybei. Pavyzdžiui, Marijampolėje mes jų turime 11. Kituose miestuose dar didesni skaičiai. Tai tiksliai net negalėčiau pasakyti, bet manau apie 200. Tikrai nemaži skaičiai. O kadangi esu pats organizacijos narys bei savanoris, jau maždaug esu susipažinęs, kaip veikia pati organizacija ir žinau, kad LMS iš tiesų keičia moksleivių rytojų ir daro jį geresniu. Tad norėčiau dabar gal išgirsti, kokias galbūt 3 ar netgi 2 problemas įvardintum, kurias iškelia būtent pati organizacija ir netgi mato patys moksleiviai. Taigi, pirma problema, su kuria tikrai kiekvienas susidūrė ir turėjom tikrai didelių diskusijų, tai buvo gyvenimo įgūdžių programa. Manau, matote pokyčius. Toliau antras dalykas yra viešasis transportas. Ir trečias, manau, tai tiesiog mokykloje buitiški dalykai kylantys. Gal yra kokių nors konkrečių pavyzdžių, kokios tos problemos buvo iškeltos moksleivių atžvilgiu? Tai viena iš tų tokių problemų buvo iškelta kaip ir gyvenimo įgūdžių programa. Nes iš tikrųjų daugelis žmonių ir visuomeniai girdėjo, kas tai yra, bet aš dabar galėčiau plačiau įsiplėsti, nes labai daug buvo netaisyklingos informacijos, kuri netai pasiekė tiek tėvus, tiek mokytojus ir užtat susidarė tą negatyvią nuomonę. Tai gyvenimo įgūdžių programa tai yra tokia programa, kuri kaip mokinį ves į gyvenimą. Mokys, kaip tvarkyti su savim, kaip tvarkyti su savo emocinė sveikata, kaip padaryti, kad tas mokyklos krūvis tavęs taip stipriai neveiktų ir tu galėtum bendruomeniai būti, bendrauti, kalbėti, bet ir spėti ir mokyklos reikalus. Ir čia yra tokia programa, kuri turėtų pakeisti moksleivį, kad nebebūtų tų problemų, nežinau kaip daryti, mažintų savižudybių skaičių, kuris dėja yra didelis. Ir savęs žalojimo problema irgi labai didelė yra. Patyčios. Tai šita programa turėtų padėti kovoti su tuo mokyklose, tiek moksleivių gyvenime. O
kaip ar mes pasiekėme tą rezultatą, kokį mes norėtume tikėtis? Taip, dabar mes ir matome tą rezultatą mokyklose, kas labai asmeniškai mane kaip pirmininkė džiugina ir visą organizaciją labai džiugina, nes kad ir kiek buvo tų klaidingų nuomonių, mes jas su jomis kovojome ir pasiekėme savo. Iš tikrųjų, LMS atstovai, patys valdybos nariai, revizijos nariai, pats prezidentas, jo pavaduotojas, ties tuo labai stipriai dirbo. Rašėme rezoliuciją su kitomis organizacijomis, dalyvavome posėdžiuose, klausėmės, kas vyksta, kaip mes galėtumėm prisidėti, kaip mes galėtume keisti tai. Tai galima sakyti, kad moksleiviai palaikė tą idėją ir jiem tikrai buvo rūpestis ir tikrai matėsi aiški problema ir iššūkis, su kuriuo reikėtų kovoti, kaip tu sakai, ir įveikti. O dar gal yra kokių nors pavyzdžių, nes kiek žinau, čia tikrai šiuo metu visko buvo ir tikrai daug tų problemų yra. Gal kokią dar vieną išskirtum? Išskirčiau, manau, mokytojų streiką. Jisai tikrai garsiai nuaidėjo tiek žiniose, tiek laikraščiuose ir socialinėje erdvėje. Ir mes, iš tikrųjų, moksleiviai, susirinkę nuomonės vadovų klubų metu, mes pamatėm, kad ta problema liečia ir mus kaip moksleivius, nes jeigu mokytojams yra blogai, mums kaip moksleiviam irgi yra blogai. Taigi mūsų organizacija labai stengiasi jiems padėti, ėjom ir turėjom ir žygį nuo Klaipėdos iki pačio centro Vilniaus. Mūsų padaliniai labai aktyviai prie to prisidėjo, nes mes visą tą laiką, kol mokytojai streikavo, mes streikavom kartu, padėjom organizuoti, prisidėjom, palaikėm emociškai ir visai kitaip, kaip tai galėjom iš tikrųjų. Ir dabar tie reikalai nurimo, bet jie tikrai dar nesibaigė. Todėl rezultatų aiškių dar negaliu tikrai pateikti. Nes aš ir dabar buvau pagalvojęs, kaip moksleiviai ir moksleivių sąjunga susijus su tuo mokytojų streiku, nes atrodo, tai liestų tik mokytojus, bet pasirodo, kad tai liečia ir moksleivių pačią pusę, nes moksleiviai negauna pamokų ir praleidžia jas ir moksleiviam nelieka laiko mokymuisi, kaip sakoma. Dar tavęs kaip pirmininkės norėčiau paklausti, kaip tu matai, kaip mieste tos problemos sprendžiamos, gal kokios problemos būtent miestuose iškeliamos? Iš tikrųjų, kiekvienas miestas turi labai įvairių problemų. Nes kai kur, pavyzdžiui, Marijampolėje mes tikrai turim gerą transportą ir jisai su nuolaida, kituose miestuose važiuoja netgi ir nemokamai. Tai gal ir sieksim tai ir Marijampolėje įgyvendinti. Tai manau tiek. Nes aš irgi dabar taip ir pagalvojau pokalbį, kad tai galbūt viešasis transportas yra ta pagrindinė tokia problema. Ir dabar pereikime prie tos temos, kad LMS vis tiek yra jaunimo organizacija. Jaunimas yra aktyvus ir, kiek žinau, LMS organizuoja įvairių renginių. Taip? Taip. Ir kokie tie yra pagrindiniai renginiai, kurie yra kaip vizitinė kortelė organizacijos? Tai mūsų vizitiniai renginiai tai yra kas be ko forumai. Formai, tai aš galėčiau plačiau įsiplėsti. Tai yra toks renginys, kur suvažiuoja visi Lietuvos moksleiviai iš visų mokyklų. Dabar tai jau yra nariai, pasirašę sutartys moksleiviai. Tai ten visi susitinka bendraminčiai, visi turi savo minčių ir jomis dalinasi, ką mes ir skatinam, nes mes ieškom problemų, mes ieškom sprendimų. Ir tai tiesiog yra nuostabu, kai pamatai tiek daug bendrų sielų, bendrų minčių vienoje vietoje. Ir kai suvažiuoja 200 moksleivių į vieną vietą, tai tikrai neeilinis vaizdas. Paprastoje mokykloje tu to nepamatysi tikrai. Tai prieš savaitę man kaip tik ir teko būti su tavim tam forume, būtent žiemos forume, kuriame renkasi organizacijos nariai, kurie turi balso teisę ir sprendžia tas moksleivių problemas, prisideda labai stipriai prie jų. Tai pagrindinis gal toksai kaip ir organas, kuris sprendžia visas problemas, tai yra ir asamblėja. Tai asamblėja tai būtent ten, jeigu ir paklaustum, kaip spręstis problemas, nes mes šiaip negalim paimti spragti ir sprendžiam. Tai daro asamblėja. Tai tie būtent nariai, kurie turi sutartis, jie ten važiuoja, jie ten daro, jie balsuoja. Ir labai smagu, kad moksleiviai, atrodo, dažniausiai tai yra 14-18 metų mokiniai. Ir jie turi teisę balsuoti. Kaip įdomu, kaip smagu, tu gali paimti biuletenį, tu gali išmoksti, kaip jo naudotis.
O tai dabar dar grįžkime prie tų problemų, tai ką jau mes esam šiai dienai pasiekę? Lietuvos mastu ar miesto? Tai būtų apie gyvenimo įgūdžių programą, manau, nes mes tikrai matom, kad ir kiek buvo priešiškai nusiteikusių žmonių, nes jie nesuprato to naudos. O mes, moksleiviai, kuriem to reikia, mes tai gavom. Nes mūsų LMS atstovai aktyviai dalyvavo diskusijose ir rašė visokias rezoliucijas su kitom organizacijom, kad mes turėtumėm tokią programą, kad mes galėtumėm mokytis ir pačios sužinoti apie tai. Dabar norėčiau tavęs dar paklausti, kaip veikia viskas būtent miestų mastu? Kaip ši organizacija veikia būtent miestuose, kaip dirba, kaip bendradarbiauja su Vilniumi, kur yra pagrindinė LMS būstinė, tai kaip viskas veikia būtent miesto mastu? Taip, miestai mes iš tikrųjų labai glaudžiai bendradarbiaujam, ypač aš bent jau bendradarbiauju su kaimyniniais miestais, nes jie yra arčiau, mes galim greitai atvykti vieni pas kitus ir susitikti. Tai iš tikrųjų bendraujam pagrindę nuotoliniu būdu, tai yra neoficialiuose grupėse ir oficialiuose grupėse, laiškais, skambučiais, stengiamės vieni su kitais palaikyti tą ryšį. O tai gali papasakoti, kaip suorganizuojami miestų renginiai? Pavyzdžiui, Marijampolė, kiek žinau, tikrai organizuoja LMS renginių ir OpenMic, žinau, labai žymus renginys, irgi daug jaunimo žino, ir SMK, irgi savivaldybių mastu, tiksliau savivaldų moksleivių. Tai papasako, kaip tie renginiai gimsta? Iš tikrųjų, jie gimsta labai paprastai. Mes tiesiog su savo komanda susėdam vienam kabinete ir sakom, ko trūksta mūsų Marijampolės moksleiviam. Gal padarome kokią bendrą apklausą, gal tiesiog pasidaro minčių lietų ir taip ir gimsta tos idėjos. Ir iš tikrųjų Open Mic'as buvo labai sėkmingas renginys, tikiuosi jį suplanuoti ir šiais metais. Toliau MSK, tai yra mūsų būtent Marijampolės moksleivių taryboms skirtas renginys, visi susirenkam į vieną vietą, tai tokia kaip mini forumo imitacija. Ir stengiamės dalintis mintimis, darom įvairias veiklas ir šį mėnesį mes jį ir turėsime netgi. Taip. Man yra toks dalykas, net gėda prisipažinti, kad aš labai mažai iš tikrųjų tų renginių esu dalyvavęs, nors šio organizacijoje nesu tik nuo šių metų. Tai aš tikiuosi, kad sudalyvausiu ir manau, kad nepyks ant manęs, kad juose nedalyvauju. Bet jo, tikrai rasiu progą. Tai dar grįžkime prie vertybių temos. Kokios yra tos pagrindinės organizacijos vertybės, ant kurių laikosi realiai visa organizacija? Tai viena iš vertybių yra atvirumas, nes be atvirumo dėja nebus nieko. Ir antra yra demokratiškumas. Šiuo metu moksleiviai stipriai yra užsiėmę ir tikrai žinau, kad iš savo bendraamžių tarpo, kad neranda laiko nei būreliams, nei pamokoms jau dauguma. Bet jeigu moksleivis labai nori dalyvauti LMS veikloje, prisijungti prie šios organizacijos, kaip jam atrasti to laiko ir kaip jis galėtų prisijungti? Taip, tai LMS nėra būrelis, tai yra organizacija. Čia tu būni savanoris, tu ateini tada, kada gali. Tu prisidedi tiek, kiek tu gali. Ir aš nesulyginčiau su būreliu dėl to, nes tai yra, organizacija tau suteikia tikrai labai daug ir platų spektrą. Ir čia iš tikrųjų prisijungti prie LMS yra labai paprasta. Šitą galimybę suteiksim netgi kitą mėnesį. Taigi turėsime naujų savanorių susitikimą, tai siūlyčiau tiesiog pasekti LMS Marijampolės, būtent Marijampolės padalinio Facebooką ar Instagramą ir ten pamatyti tiesiog eventą, kuriame bus naujų savanorių priėmimas. Opa! Ir ateisi tenai, pamatysim, pakalbėsim, jūs patys pamatysit tas veiklas ir bus tikrai, manau, prisijungsi tuomet. Tai patekti į organizaciją tikrai nėra sudėtinga? Tikrai ne, tik kad būtų noro dirbti, teisti tą rytojų ir dirbti. Ar galima patekti į organizaciją ir tapti savanoriu ar nariu tik per tuos būtent datas, kurios yra paskelbiamos?
Iš tikrųjų, mes labai skatiname, kad tai įvyktų būtent per tą datą, nes jūs ateinate visi nauji, jūs gaunate visą naują informaciją tuo pačiu metu ir nebūna to sunkumo jūs integruoti ir jums patiems prisitaikyti prie mūsų ir visos tos tvarkos. Tačiau tai tikrai nėra vienintelis būdas, jeigu tikrai bus noro, tiesiog parašyti galite man kaip padalinio pirmininkiai, ar bet kuriam savanoriui, kurį pažįstate, arba jis tiesiog jums duos mano kontaktus. Arba tiesiog, kaip ir minėjau, pasekus mus Facebook'e, Instagram'e, galit parašyti mums asmeninę žinutę, tikrai žinau, kad ten budi žmogus ir laukia tų jūsų mielų žinučių, skambučių ir panašiai. Tai visada kreiptis galima ir tikrai tai nėra vienintelis būdas. O tai kokios dar tos yra pagrindinės sritys, kiek žinau, yra, kaip jūs pasakei, savanoriai, yra nariai. Ir dar kelios sritys, tai gal galėtum maždaug apibendrintai pasakyti, kas ką veikia, kuo užsiima. Tai savanoriai. Tai jų toks kaip darbas yra dirbti padalinyje, tai mes padalinyje turim tokius kaip komitetus, tai gali nueiti rinkodarą, dirbti su pinigais, ten išmokti kaip su dokumentais dirbti iš tikrųjų, tuomet yra komunikacija, tai ten žiūrėk, noriu daugiau patirties maketavime, ateik. Noriu pamatyti, kaip rašyti laiškus, irgi gali. Tai va, toks savanorio labiau darbas. Tuomet nariai, tai nariai tiesiog atstovauja mokyklos nuomonę vadovų klubų metu, tai vyksta kartą į mėnesį, tiesiog ateinam, jie man pasako problemas ir tada jau mes, sąjunga, su savo savanoriais ieškom tų sprendimų, kaip pakeisti tas visas problemas. Dar grįžkime prie tavo užimamų pareigų padalinyje. Tai tu kaip esi pirmininkė, tai ar jauti, kad tu neši atsakomybę už padalinį? Taip, esu pirmininkė ir va dar vienas organas, tai yra taryba, tai yra visų padalinių pirmininkai. Tai iš tikrųjų jaučiu tą naštą ir jaučiu tą atsakomybę už kiekvieną renginį, už kiekvieną savanorį, tiek už save, nes jeigu tu neturėsi tos atsakomybės jausmų už tai, ką tu darai, nebus ir pagarbos, nebus ir to atvirumo tuomet. Nes kaip tu gali dirbti su žmogum, jeigu tu jo nepasitikė arba neturi pagarbos? O kaip manai, ar nuo vieno žmogaus gali priklausyti visa organizacija ar padaliniai šiuo atveju? Iš tikrųjų ne, nes padaliniai mes esam irgi kaip maža šeima, dėl to nes turim savo pareigas, turim savo atsakomybės ir tu vienas žmogus, tu nepatemptum tiek darbų, negalima persiplėšti, turim pasidalinti ir dirbti to lygiai. Kokią patirtį ir įgūdžius išsineša moksleiviai iš šios organizacijos? O šito klausimo aš labiausiai gal laukiu. Tai labai geras klausimas. Iš tikrųjų, organizacija, kaip ir daug kartų kartojau, labai daug duoda moksleiviai. Iš tikrųjų, tiesiog reikia mokėti ateit ir pasimti to, ko nori. Va, paprasčiausiai noriu ten komunikacijai dirbti, noriu ten visokių maketų pasimokyti, ateik, mes tau duosim žinių, gausi mokymų. Savivaldos irgi gali gauti iš mūsų mokymų, įvairiausių žinių, pagalbos. Noriu, pavyzdžiui, renginiui bulkučių, žiūrėk, ateik, mes tau parodysim, kaip gauti rėmimą tavo renginiui. Ir tokie panašiausi dalykai. Tai iš tikrųjų ir pats labai įsineši daugą ir savyje, ne tik va tokių žinių, bet kaip tvarkytis su tuo nežmonišku krūviu, kurį mes gaunam, kaip emociškai tvarkytis. Tai, manau, tikrai puikia galimybė. Aš organizacijoje ir pats jau jaučiu, kad esu išmokęs tą būtent komunikaciją vadinamą, jau tikrai susisiekimą, viską, nes tikrai ne viską, bet daugumą jau įgūdžių tikrai pats pajutau, kad tai yra sudėtinga padaryti, jau supratau tuos darbus ir tikrai pats vėliau jau perlipi per save, padarai. Žinai, kad tavo darbas yra toks, turi atlikti ir padarai. Tai man gal tas ir labiausiai patinka organizacijoje, kad tu esi reikšmingas, nes be tavęs nebus kitų. Dar norėčiau paklausti, kaip manai, kaip organizacija gali atrodyti ateityje? Mano nuomonė, organizacija bus gyva, tol kol bus moksleivių noras kažką keist, daryti, kaip mūsų himne yra sakoma, kuriame rytojų mes. Šviesesnį. Tai jeigu bus, kaip ir mes minėjom, tik keli žmonės, kurie nori tai daryti, tai organizacija ir išnyks ir nebebus to atstovavimo. Bet jeigu mes norėsim praleisti smagiai laiką, turėti daug pažinčių, gerų draugų, nes tie draugai, kuriuos ten randi, tai tikrai būna ilgalaikiai, tai aš manau tiesiog stengtis
dalyvauti, įsitraukti. Galit būti ne savanoriai, bet tiesiog ateiti į renginius, kad ir va į tą open mic'ą. Tai tikrai puikia galimybė tiesiog puikiai praleisti laiką Marijampolėj, kai daugelis moksleivių skundžiasi tuo, kad trūksta renginių. Na ir pabaigai dar kuo skiriasi narys ir savanoris? Taip, taigi narys tai yra būtent mokyklos tarybos atstovas. Mokyklos taryba tai yra kaip moksleivių grupelė, kurią mokykla kaip ir išrenka ir tenai jie sprendžiasi savo mokyklos reikalus. Jos kuruoja kuratorius ir tai yra būtent ta mokinių taryba. Tai būtent iš tenai yra išrenkamas narys. Gali būti kartais taip atsitinka, kad taryba turi labai daug reikalų ir būna žmogus ir ne iš būtent tarybos. Bet dažniausiai tai būna tarybnaris. Ir jisai būtent turi balsavimo teisę, jisai gali dalyvauti asamblėjų metu, dalyvauja vadovų klubų metu ir turi pasisakymo teisę. O savanoris yra tik tai jau mūsų kaip organizacijos narys, jisai privalo būti būtent iš tos mokyklos tarybos ar apskritai tokiuose reikaluose dalyvauti. Tai aš labai skatinu, nes tai yra mūsų pavyzdys ir ko mes siekiam. Bet pats savanoris, jisai prisideda prie tų MSK organizavimų, bendravimo su taryba. Jeigu iškyla problema, transportas, mes einam pas mūsų RRK, JRK, jaunimų reikalų koordinatorė, tai yra žmogus iš savivaldybės. Ir mes susakom, mes turim problemą, mums ją reikia išspręsti. Tai va, tai yra tie žmonės, kurie dirba ir stengiasi būtent padalinyje. Taigi ačiū Aukse tau, kad iš tiesų šiandien turėjom tokią įdomią diskusiją, tikrai moksleiviams labai aktualią temą. Tai aš labai ir norėčiau visus žiūrovus paskatinti moksleivius, kurie žiūri šią laidą, visgi papulti į šią organizaciją, kaip sakau, ir tikrai užsiregistruoti, nes ši organizacija yra kitokia nei visos kitos, nes jinai leidžia tau patirti daugybę naujų patirčių, susirasti naujų draugų, bendraminčių, ir žinoma, turėti labai gerą laiką. Taigi ačiū Jums visiems, kurie žiūrėjo šiandien šią laidą ir susitikime lygiai po savaitės. Iki.